Europoje jau yra pavyzdžių, Lietuvoje mes dar neturėjome. Tai ką reikia daryti? Reikia važiuoti ir ieškoti, iš kur tu gali pasisemti tos patirties. O idėja, kad tie vandenys, kurie glūdi po žeme, juos reikia atidengti ir jais reikia naudotis, jau senokai kirbėjo mano galvoje. Galvoju, tik kaip reikia padaryti. Man visą laiką norėjosi, kad žmogus galėtų prieiti, atsigerti, paragauti. O čia ne tik atsigerti, čia ir kojas pamirkyti, čia ir rankas pamirkyti. Na ir grūdintis, čia grūdinimasis. Labai smagu, nes žmonės atvažiavę pailsėti, jie galės labiau sustiprinti savo organizmą ir išvykti iš kurorto dar sveikesnė. Ir apsilankius Birštone ir pamačius, kas iš tikrųjų šitame mieste yra dabar daroma, kaip šitas miestas keičiasi. Ir kokia yra kuriama, nepakartojama, turbūt žodžiais nenusakoma ta atmosfera. Iš karto labai kilo toks, netgi pačiai galvoje toks pasiūlymas, kad vis dėlto Birštonas turėtų tapti pasaulinės sveikatingumo dienos sostinė Lietuvoje, nes tai yra būtent ta vieta, kuri atsako mum į tą mūsų keliamą tikslą – sustoti, apmąstyti, pagalvoti, o kaipgi aš galiu susikurti geresnį ir sveikesnę ateitį. Geras. Ir raumenimis, sąnariam, viskam. Sveika kūnui. Ne vietinė? Ne vietinė iš Kauno. Tai gal atvažiuosit, kada šiaip praeiti? Tai būtinai atvažiuosiu. Ar nebijojate eiti šituo taku? Čiagi visokių faktūrų, ir akmenų, ir kankorėžių, ir šakų. Na, aišku, kad ne visi ir miškėgi vaikštum, ir basomis, ir visur, ir kaimuose, bet gal labiausiai turbūt akmenukai, kojytėm buvo sunkiausia, o šiaip viskas tikrai labai gerai. O rankos į tą šaltą vandenį merkti arba gandro žingsniu braidyti, kaip savijauta po to? Labai gerai, šiandien karšta, tai čia atsivėdinimas ir atsigaivinimas šiaip labai tikrai smagu.